Tai kaip suprantu, mes jau eteryje. Va, jo, tuo aš čia biškį reguliuosiu. O, Va. Gerai, tai sveiki visi. labą dieną. Šiandien, šiandien mes su Raimonda diskutuosim apie tokią įdomią temą, ar ne, kaip iš chaoso pereiti į ramybę, kad stresas netrikdytų mūsų gyvenimą ir atgauti tą vidinį balansą. Va, ir norėčiau, kad pasidalintumėt, kokioj padėty jūs esat šiandien, tai yra nuo nulio, tai yra kai visiškai ramu, pavyzdžiui, aš tai galėčiau, nulio tikrai nedėčiau, bet palyginus visai neblogai jaučiuos, tai nuo 0,0, kai turiu visiškai ramybę, balansą, esu meilėje, džiaugsme gyvenu, o 10 balų tai esu labai sudirgusi, be galo įsitempusi, mane viskas erzina ir labai greitai prarandu pusiausvyrą. Tai vat pažymėkit komentaruose nuo 0 iki 10, kurioje vietoje save identifikuojat. Va, o mes šiandien plačiau pakalbėsim apie tą pastovų nerimą, kuris zyzia kaip foninė vibracija, įtampa, dirglumą, susierzinimą ir kaip išeiti iš tokių būsenų, kad atrasti tą vidinę ramybę ir balansą. Tai kai aš pradėjau savo kelionę, aš supratau, kad man būtinai reikia kažką daryti, nes mano emocinė būsena buvo tokia, kad aš sėdžiu lovoje, rytą atsikeliu, sėdžiu lovoje ir man visas kambarys siūbuoja. Man atrodo, kad aš esu laive, ant tiek buvo įtempta nervinė sistema. Ir yra tokie paveiksliukai, kur yra kaip optinė iliuzija, kur jie šiaip nejuda, bet mes, kai žiūrim, juda. Ir kuo greičiau juda, to reiškia mūsų nervinė sistema yra labiau įtempta. Ir man tie visi paveiksliukai tiesiog taip judėdavo, kad man pykint pradėdavo, aš negalėdavau jo žiūrėti. Tai va, tai buvau, tikrai labai, labai prastoj padėty. Ir mane dažnai labai ir pykindavo, ir patirdavau tokius dažnus migreninius galvos skausmus, ir sutrikęs virškinimas buvo, ir pastoviai patirdavau tuos tarpšonkaulinio nervo uždegimus, tai yra visą laiką susukta vaikščiodavau, skaudėdavo sąnarius ir būdavo baisus, kas labai tikrai buvo baisiai, net nežinau, kad tai būna. Man galvos raumenų mėšlungiai būdavo ir man kaukolė buvo sutraukę, kaulą ant kaulo buvo užstūmė ir tokiu būdu, vienu žodžiu, aš patyriau kažkokį pragarą ir supratau, kažką reikia daryti su tuo, reikia kažkaip savo padėti. Ir iš tikrųjų dariau daug, dariau visko ir palaipsniui tai tikrai nėra, kaip pasakyti, nėra taip, kad tu gali paimti paukštį ir persijungti, ar ne, tai yra procesas, toks gilus, ilgas procesas. Va, ir tuo metu aš tiesiog nusprendžiau, kad aš vidinės ramybės noriu labiau už bet ko pasaulį. Tai yra visa kita nesvarbu, svarbu turėsiu vidinę ramybę. Tai kas sukelia dažniausiai mums tą stresą ir išveda mūsų kūną iš pusiausvyros, tai yra, pavyzdžiui, nuolatinis skubėjimas, kai mes visą laiką įsisukę esame kažkokį tempą ten. Ypač moterim darbo ir šeimos suderinimas, kai reikia ir ten suspėti, ir čia suspėti, ir visiems, kad būtų gerai. Toliau mus labai iš ritmo išmuša informacinis triukšmas, tai yra, kai mes per daug gaunam visokios informacijos, tiek kompiuteriai, tiek socialiniai tinklai, tiek visokios reklamos. Tada prisideda miego trūkumas, finansiniai rūpesčiai, taip pat labai mus įtakoja ir išmuša iš vėžių kažkokie tai didesni įvykiai, ten kaip, nežinau, skyrybos, netektis, išdavystės, kažkokios praradimai, apgaulės, man pačiai kaip buvo, aš po skyrybų visiškai susmukau į tą apatinę duobę ir į tokį savęs naikinimą. Ir po to, kad iš jos išlipti, jau reikėjo įdėti pastangų. Ir visa šita įtampa, ar ne, stresas turi ilgalaikį poveikį ir mūsų kūnui. Mes patiriam tokią būseną, kad kovok ir bėk. Ta prasme, kovok arba bėk. Kovok arba bėk. Ir tai mes dar labiau įsisukam į tą tokį žaidimą, iš kurio atrodo nėra net išėjimo. Ir tai sutrikdo visas mūsų organizmo sistemas, hormoninę sistemą, silpina imunitetą, taip pat krenta mūsų organizmo pH. Ir kas dar būna, mūsų DNR grandinė, šiaip paprastai, jinai turi būti tokia lengvai pasisukusi ar ne tokia atsipalaidavusi visa ir telomerai gan ilgi. O kai mes esam strese, ta grandinė susisuka stipriai į spiralę ir tada ląstelė mūsų negauna informacijos, kaip jai teisingai dalintis. Ir todėl prasideda visokie pakitimai mūsų audiniuose, mūsų organuose.
Ir taip pat, kai mūsų organizmo pH krenta, tai automatiškai mes pradedam turėti daug visokių sveikatos problemų, kadangi kuo mūsų organizmo pH yra aukštesnis, tuo mes esam sveikesni. Ir tada, kai krenta mūsų pH, ląstelė negauna deguonies, sutrinka visi gyvybiškai svarbus procesai. Ir kas dar yra, tai nuolatinis stresas spartina mūsų senėjimą, skatina uždegiminius odos procesus, taip pat odos regeneraciją slopina, plaukų, nagų būklė prastėja ir aišku, kad atsiranda įtampa žymės veide. Tai iš tikrųjų aš tuo metu atrodžiau daug prasčiau, negu atrodau dabar. Ir tai buvo prieš 14 metų. Tai pirmieji ženklai, kuriuos jau būtų verta atkreipti dėmesį, kad kažkas tikrai yra ne taip ir kad peržengtos visos ribos ir kad mes jau eikvojam savo kūno resursą, tai yra nuovargis, nuolatinis nerimas, toliau miego problemas, kaip sakiau, arba mes pasidarom labai mieguisti ir apatiški ir nematom prasmės aplamai gyventi ir kažką daryti, arba atvirkščiai mes negalim užmigti. Tai yra pastoviai sukasi galvoj mintis ir tokiu būdu nėra, kaip mes neturim galimybės pailsėti, mūsų nervinė sistema net ir naktį nepails ir todėl mes vis labiau ir labiau daromės pavargę, dirglus ir įsitempę. Koncentracijos stoka, toliau nuotaikų svyravimai, perdėtas jautrumas ir, pavyzdžiui, man būdavo, kad aš labai dažnai verkdavau, kitoms būna, kad labai dažnai pyksta, pavyzdžiui, ar ne? Tai kiekviena mes turim savo vidinę struktūrą ir kažkaip savaip su tuo tvarkomės. Aš per ašaras tarsi paleisdavau kažkokią tai dalį streso, kiti per pyktį išlieja ant kitų. Tai kaip stiprinti tą nervinę sistemą? Aš esu šiuo metu tikra, kad mūsų tiek nervinė sistema, tiek visas kūnas, tiek mūsų būsenos priklauso nuo 3 pagrindinių dalykų. Tai yra mūsų emocijos, mūsų mintis ir mūsų kūno balansas arba disbalansas. Jeigu visa tai, emocijos yra aukštos ten dėkingume, gausoje, džiaugsme, ar ne? Mintis tada irgi yra šviesios ir tada kūnas, jeigu gauna viską, ko jam reikia, jis irgi yra balansas ir tada mes galim ir turėti tą ramybę, džiaugsmą ir tiesiog mėgautis gyvenimu ir turėti daug energijos veikti, daryti tai, ką mes norim daryti. O jeigu mes esam labai sunkiose emocijose, aš dabar ir noriu pakalbėti šiek tiek apie emocijas, tai per visus tos tyrinėjimus, ieškojimus ir atradimus supratau, kad mūsų emocijos kyla iš pagrindinių 3 trūkumų. Ir jeigu jūs panagrinėtumėt kiekvieną emociją, iš kokio trūkumo jinai yra, tai tikrai visada rastumėt, apie ką tai yra. Tai yra trūkumas saugumo ir čia susiveda dažniausiai finansai, realizacija ir santykiai. Santykiai, paliks, nepaliks, ten nežinau, bus, nebus tie santykiai, ten kuom jie pasibaigs, ten susipyksim, nesusipyksim, tai nėra saugumo, ne? Tada trūkumas kontrolės, kai man atrodo, kad niekas ten manęs neklauso, negirdi, nepadaro kaip prašiau, meluoja, atidėlioja. Ir mums atrodo, kad mes turim viską sukontroliuoti ir įsitempiam, tai yra perimam kitų žmonių atsakomybės ir tada dar labiau einam į tą neviltį ir stresą, kai suprantam, kad mes nieko sukontroliuoti realiai ir negalim. Ir trečias trūkumas tai yra meilės ir pritarimo trūkumas bei palaikymo, kai mums atrodo, kad jeigu mes kažką darysim, jeigu mums nepasiseks, tai mus ten atstums, mūsų nesupras, mus iškritikuos, mes nuvilsim kažką arba mus nuvils, nepalaikys ir taip toliau. Ir kai mes pradedam tuos dalykus suvokti ir pastebėti iš giliau, mes tada galim, kaip pasakyti, paleisti tos trūkumus, ar ne, pradėti pasaulį matyti kitaip. Ir iš tikrųjų visos, kaip sakiau, emocijos kyla būtent iš tų trūkumų. Tiek baimė, tiek pyktis, ten pavydas, liūdesys, nusivylimas, gėda, kaltė. Ir kuo yra sunkesnė emocija, tuo mes save įvarom vis dar ir į gilesnį stresą, į gilesnę tokią būseną, iš kurios vis sunkiau ir sunkiau yra išeiti. Ir tam, kad išeiti iš tų būsenų tiek per emocinį lygmenį, tiek per mentalinį, ką reikia daryti? Tai pirmiausia, susigrąžinti dėmesį į save ir patapti stebėtojai. Tai yra stebėti viską, kas vyksta manyje, nes mes visą pasaulį patiriam per savo kūno pojūčius. Per save matom, girdim, ar ne, užuodžiam, skanaujam, jaučiam ir taip pat patiriam kūno pojūčius per emocijas, ar ne, tai kažkas susispaudžia, tai kažkas įsitempia, tai kažkas ten, nežinau, kaip akmuo atsigula. Tai visą mes gyvenimą praktiškai patiriam per savo kūno pojūčius. Tai stebėjimas, ar ne, tai yra čia ir dabar. Ką aš darau? Sėdžiu, kalbu, ar ne?
ką aš jaučiu dabar, ką aš galvoju dabar, ką aš mąstau dabar, ką aš girdžiu dabar. Tai yra toks savęs stebėjimas, tyrinėjimas ir tada mes galim pastebėti tiek kylančias emocijas ir jas, nu, neįsisiubuoti į jas, neįsisukti, ar ne, į tas negatyves emocijas, tiek ir mintis. Nes apie ką mes galvojam, kokias emocijas patirim, tą mes ir kuriam ateičiai. Tai jeigu mes norim tai sustabdyti, mes turim sustabdyti šioje akimirkoje, ne kažkada. Toliau, kas labai labai man padeda, pavyzdžiui, kvėpavimo pratimai, tai yra vienas paprasčiausias yra ritmiškas kvėpavimas. Tarkim, 4 sekundės įkvėpiu, 4 sekundės iškvėpiu. Ir tas ritmiškas kvėpavimas ramina protą ir atpalaiduoja ir mūsų kūną. Ir jeigu va tokiu kvėpavimu tiesiog mes pabūsim, tai tikrai, na, 10 minučių pilnai gali užtekti, kad nueiti visišką ramybę ir atsipalaidavimą. Toliau sąmoningai sulėtinti tempą. Tai yra suprasti, kad mes visada būsim pačiu tinkamiausiu laiku, pačiu tinkamiausiai vietoj. Ir tada, kai nukrenta va tas poreikis skubėti, nes skubėjimas yra tik programa ir nieko daugiau. Ir jeigu mes atsipalaiduojam ir sakom savo, kad aš visada būnu ten, kur reikia, pačiu tinkamiausiu laiku, pačiu tinkamiausiai vietai, tada labai nukrenta didelė dalis va tos įtampos, kurią mes patiriam per skubėjimą. Na ir dar vienas svarbus momentas, tai yra meilė savo. Tai yra veikti ne iš noro įtikti ir patikti kitiems, bijant, kad mus atstums, bet veikti iš meilės savo. Ir aš tai darau, nes aš tai noriu daryti, ar aš tai darau, nes aš bijau, kad mane atstums. Tai va čia labai svarbu atsirinkti, nes kai mes įeinam į tą tiesą su savimi, tada mums nustoja ūžti tas toksai sunkus fonas, ar ne, kad mes visą laiką save išduodam. O kuo mes labiau save išduodam, tuo mes daugiau įtampos, nerimo ir nevilties patiriam. Va. Tai dabar aš esu tikra, kad mes savo padėti galime tiek dirbdami su emocijomis, tiek dirbdami su savo mintimis ir tiek palaikydami savo fizinį kūną. Nes kol aš savo fizinio kūno buvau nustumus į antrą planą, ta prasme, emocijom dirbti moku, mintis tvarkytis, ta prasme, tikrai moku pastebėti ir pakeisti ir neįsivelti, bet energijos nebuvo, buvo mieguistumas. Kodėl? Todėl, kad mano kūnui trūko tam tikrų medžiagų, nes aš buvau jį nualinusi savo įvairiausiam keistom dietom. Tai va, tai Raimonda, šitoj vietoj aš eterį atiduodu tau, tai apie tai, kaip kūnui savo fiziniam lygmenį padėti, kad būtent atstatyti, padėti jam tą nervinę sistemą ir padėti palaikyti savo balansą ir vidinę ramybę. Tai dar kartą sveiki visi. Labai buvo smagu iš Lidijos išgirsti, gal pradžioje tai pradėsiu nuo savo istorijos. Aš irgi turėjau tą įtampą, ar kaip Lidija pasako, aš tai būdavau ten, galim sakyti, nuolatiniam tam strese, skubėjime, lėkime. Ir būdavo stresas pastoja, aš jau ten į laikrodį žiūriu ir nežinau, kaip ten susidėliodavau, visą laiką išsiruoždavau kažkur, kur reikia ir visą laiką tam skubėjimą ir visą laiką įtampu ir strese, kad aš čia nespėsiu. Pavėluosiu, man, kaip sakyti, vienas iš tų punktualumų, tai jau čia labai būdavo svarbu, nes jau tą minutę po tai atrodydavo, tragedija, jau čia kažkas baisaus. Ir visą laiką buvau tam strese, įtampoje ir daug tikrai mokiausi iš Lidijos, buvau ne vienam jos kurse, kaip su tavo visa dvasinė pusė psichologija dirbti. Ir man papildai visi ten, kur fiziniam kūnui atrodė iš vis ten pinigų švaistymas, ten to nieko nereikia, čia aš puikiai man užtenka visko, aš čia vis tiek maistą valgau, gaunu užtenka ir net nesigilinau ir visą laiką kažkaip būdavo, nebent jau ten didelis minusas, ant kokios geležies vitamino D kraujo tyrimai parodė, tai kažką pagerdavau. Bet taip, tai man atrodė čia pinigų mėtymas į balą. Bet daėjau iki to, kad savo tą kūną visą nualinau taip, kad jau aš ryte atsikeldavau pavargus, nevalgydavau pusę dienos, nes jei pavalgydavau, tai atrodavo, man ten jau rankas kojas atima ir viskas, jau tik tai paslaus pamiegot, viskas aplinkui nervina, erzina, kiekviena smulkmena, ten ne vietoj padėtas puodelis, ar neįdėtas ten į spintelę, dar kas nors, žodžiu, jau ten iškart norisi kažką tapke priplot. Iki tokių lygio, kad šiai dienai man ten nemaišau, dabar jau, bet tuo metu tai ten viskas ir būdavo, aš buvau iš tų, kur per pyktį. Ne per ašaras, o per pyktį. Tai kentėdavau visi aplinkui, nes pykdavau ant vyro, pykdavau ant dukrų ir per tą pyktį išreikšdavau tą savo visą, kaip sakyti, susikaupusią tą nervinę įtampą.
Ir tikrai va, tas gyvenimas toksai buvo nedžiuginantis, naktim labai prastai miegodavau, aš ten prabudinėdavau dažnai, būdavau prabundi, tada pradeda suktis mintys įvairios, nebeužmiegi, iš vakaro jau irgi būdavo, jau vyras užmiega, o aš dar vartausi, blaškausi ir sunku, paskui jau erzina, jau pyksti, nes knarki. Kaip sako, neknarkia tas, kuris pirmas užmiega, tai aš kadangi būdavau ta, kuri užmiega vėliau, tai būdavo vat, tas ir žodžiu, dieną vieni nervina dalykai, naktį kitą ir tas gyvenimas tikrai buvo toksai, nu, nemielas, nedžiuginantis ir ir vis galvodavau, nu, kaip čia atrodo, nu, ten ir tų meditacijų, ir jau ten bandai save nuteikti, kad, žodžiu, nu, čia dabar tai viskas yra, čia laikina, čia mano naudai viskas turi, nu, tai taip vyksta. Bet, vat, kūnas simbolizavo visai kitus dalykus, kad, nu, neužtenka tą susitvarkyti, visą psichologiją reikia padėti ir kūnui. Ir mūsų apskritai visa nervinė sistema reaguoja į mūsų vat, kiekvieną tą kasdieninį pasirinkimą tų visų maistinių medžiagų. Ir jeigu trūksta tų maistinių medžiagų, nervinė sistema automatiškai tampa jautresnė, mes greičiau pavargstame, prarandam tą visą susikaupimą ir lengviau supykstam ir nu, viskas greičiau erzina kiekviena ten ta smulkmena. Ir vat, kas įdomus toks dalykas, kad smegenys mūsų ir nervai minta gliukozę, bet ne iš bandelės, ne iš šokoladų. O ką mes dažniausiai būna, kad nu, jeigu nėra nuotaikos, tai mes nu, ten kokį šokoladą, bandelę ir, nu, tai, kaip sakyt, čia yra va, toksai labai laikinas dalykas ir organizmui naudos visiškai neduoda daugiau žalos. Nes, nu, dažnai mes būna tas va, emocinis valgymas, bet, nu, jis problemos tos visos šaknies nesprendžia. Tai vat smegenys tą gliukozę reikalingą iš tos vat, ilgai tų vat, lėtai išsiskiriančių angliavandenių bei gerųjų riebalų, tokių kaip pavyzdžiui omega-3. Ir, ir būtent tad, vat, visa tai, ką mes gaunam, padeda mūsų organizmui, tai ląsteliai, tokį tarsi įjungti procesą. Ir jeigu mūsų ta mityba yra skurdi, tai mūsų sistema, va, ta nervinė, pradeda lyg važiuoti tuščiu baku. Ir tada visas tas mūsų ir stresas intensyvesnis, ir miegas prastesnis, ir daug visų tų dalykų, nu, kaip sakyt, prisideda. Ir kai jau galiausiai, kaip sakyt, nu, gavau progą aš pasibandyti nu, tam tikrus vat, produktus, ilgai iš ten priešinausi, pusę metų, sakiau, man nereikia, čia reklama, čia labai gražiai šneka, taip nebūna realybėje, kaip čia pasakoja, nu kaip visada galvoju su pardavimais, aš 10 metų, nu žinau, kaip ten reikia jau viską kalbėti, kaip čia kokias frazes sakyti, čia, žodžiu, meluoja, taip nėra. Ir aš vat gavau 3 dienom pasibandyti, vat 3 tokius kokteilius ryte geriamus ir 3 vakare. Ir vat, ką pastebėjau po tų 3 dienų, pirmą kartą po ilgo tarpo aš ryte jau atsikėliau pailsėjusi, išsimiegojusi. Pati pirmą atsikėliau iš lovos, kuo labai nustebinau vyrą, nes aš būdavau ta, kuri paskutinė ir ten vos ne vos išsirita, nes, nu, kai ryte pabusdavai jau pavargus, tai tarsi sunku. Ir visą dieną aš buvau su geros nuotaikos, ten buvo kūčių diena, aš ten sukiojausi virtuviai. Ir vyras žiūrėjo į mane, nu, kas su ta mano žmona atsitiko. Aš jam nesakiau, kad aš kažką geriu. Ir jau kas čia atsitiko, kad su nuotaika linksma, nu, anksčiau, nugi būdavo, pastoviai kažkas negerai, pastoviai kažkas kliūva, kiekviena smulkmena erzina ir va, tuo nustebinau. Ir tas nuo to prasidėjo pripažinimas savo, kad nu, vis dėlto tie kūnui tam fiziniam reikia ir tų vitaminų, ir mineralų, ir tų gerųjų riebalų, nes nu, tas visas dalyvauja tam visam procese, kad tu jaustaisi gerai. Ir vat, netgi yra tam tikros medžiagos, kurios vat, padeda valdyti stresą, kalbant apie tos visus vat, maisto papildus. Tai yra tokie pagrindiniai 3 pagalbininkai, tai magnis vienas iš jų, kuris ramina nervų sistemą, padeda raumenims atsipalaiduoti, mažina įtampą. Tai va čia va, toksai va, restorate vadinasi, nakčiai jisai naktį padeda atsistatyti ir ką pastebėjau, tai jau vakare, kaip sakyti, lėtai gurkšnojant tą kokteilį prieš miegą jau mane pradedu žiovauti ir pradeda imti miegas.
ir be problemų užmiegu, nereikia ten vartytis ir dabar aš dažniausiai pirmą užmiegu ir, žodžiu, nebeliko tos problemos ir naktį ramiai savo miegu ir ryte atsikeliu palsėjusi, nes vat magnis būtent padeda va tam užmiegimui, atsipalaidavimui, nervų sistemai, kad būtų ramesnė, nereiktų ten irgi minčių sukti ištisai. Taip pat B grupės vitaminai, jie iš vis būtini nervų sistemai ir B grupė apskritai jinai yra tirpi vandenį ir labai greitai pasisavina iš mūsų organizmo dėl streso, dėl įtampos, jeigu turim padidintą fizinį krūvį, dar dėl tam tikrų virškinimo sistemos niuansų būna, kad sunkiai įsisavinama tai ta B grupė. Nu ir mes, tarkim, jeigu vat geriat kavą, vartojat cukrų, alkoholį, tenai iš vis labai greitai iš organizmo išeina. Ir ją reikia praktiškai nu kasdien papildyti. Ir vat, mes, vat, yra vat, šitam ir ryto kokteilį B grupės, vat, vadinasi Power Cocktail, nu, galios, kaip čia sakyti, kokteilis. Ir turim tokį unikalų produktą, Activize vadinasi, tai čia yra iš vis visa B grupė vitaminų. Ir neįsivaizduoju savo dienos be jo, nes jis, ką pastebėjau, tai labai nuima tą visą stresą, įtampą, kuri yra. Aš visą laiką būdavau ta, kur man labai problematiška kalbėti, va, ten, ar gyvai, ar va, ten kažkokioj va, transliacijai. Man būdavo balsas dreba, širdis ten daužosi, atrodo, iššoks iš krūtinės. Aš labai stresuodavau. Ir vat ką pastebėjau, kad pradėjus vartoti šitus produktus, dingo ta tokia įtampa, stresas, man žymiai lengviau kalbėti, kaip juokauju kartais, kiti, tarkim, sako, ant drąsos čierką paima. Tai va tas Activize'as yra žymiai sveikiau ir geriau ir efektas lygiai tas pats, nu, prieš vat kažkokį tai kalbėjimą. Kai, jeigu žinau, dar vat, nesusitvarkius su nervinė sistema, dabar man nereikia prieš bet pačioj pradžioje tai būdavo, vat, jeigu kažkur reikia vat, kalbėti viešai, tai išgeri ir vat, ta nervinė sistema susibalansuoja labai greitai ir tarsi liežuvis atsiriša ir žymiai lengviau kalbėti. Ir nedarba tas balsas, dabar jau kurį laiką vartoju, tai, kaip sakyt, pastoji kiekvieną dieną organizmas gauna, ko jam reikia ir nebėra to, kaip anksčiau būdavo. Tai va čia du jau pasakiau, trečias yra tai omega riebalų rūgštys, irgi labai reikalingos tai visai nerviniai sistemai. Omega 3 jinai mažina uždegiminius procesus smegenyse, gerina nuotaikos stabilumą, koncentraciją. Ir vat kai šitų visų trijų išvardintų medžiagų magnio, B grupės, omega 3 netrūksta mums ir mes juos gaunam kasdien, tai tada ir streso situacijos, nors jos ir būna, bet jos taip mūsų nebeišmuša, reaguojam žymiai ramiau. Ir turiu daug jau pavyzdžių, ir ne tik apie save, bet ir savo vat, klientų aplinkoje. Netgi turėjau vieną klientę, kuri gėrė antidepresantus ir jai būdavo kaip ir labai tą vat, išmuša, sakydavo, bet kokios tai smulkmenos darbe, tas stresas nuolatinis ir, na, kai pradėjau vartoti šios produktus, po kurio laiko pastebėjau, kad jei jau tų antidepresantų jau ją sumažinau per pusę, sako, aš uždarau duris darbę, grįžtu namo ir nebesuku galvos, nebestresuoju ir viskas yra gerai, man visiškai ramu, nebėra kaip anksčiau. Ir vat vat, ir šitas pavyzdys parodo, kad bet būtent, kai organizmui kažko trūksta, tai ir ta nervinė sistema tinkamai nefunkcionuoja ir bet koks pats smulkmena mus išmuša visiškai iš tos, kaip sakyt, pusiausvyros. Ir tie vat šitie vat produktai, jie yra išskirtiniai, kadangi jie labai greitai yra įsisavinami į dėka naudojamų technologijų, patentuotų technologijų, nors tai yra visiškai natūralūs produktai. Nėra ten kažkokių tai neleistinų medžiagų ar kažko, yra vaisių, uogų, daržovų koncentratai, bet dėka technologijos į kraują papuola per 5 minutes ir greitai nukeliauja iki tos ląstelės. Ir mes už tai labai greitai pajuntam tą būtent visą poveikį. Kaip aš vat, po 3 dienų jau pajaučiau pirmuosius pokyčius. Ir tikrai vat, rekomenduoju įsivertinti, aišku, tą vat, streso lygį, kaip Lidija rekomendavo,
dirbti ne tik, kaip sakyti, su tuo savo psichinė pusė, bet ir, na, ir kūnui suteikti, ko jam reikia, nes mūsų vat, kūnas yra labai protingas ir kūno vat, visas balansas jisai priklauso nuo to, kaip yra pamaitinamos tos mūsų ląstelės. Jeigu ląstelės gauna viską, ko reikia, tai jos sugeba, kaip sakyti, tvarkyti su dauguma problemų, atsistatinėti, e, padėti pastiprinti tas nervinės ląsteles. Ir papildai nėra kažkokia tai ten stebuklinga piliulė, kuri viską išsprendžia, turi būti tas, aišku, visuma, balansas ir va, ta psichologiniai būsena irgi turi įtakos, bet be jų neįmanomas, kaip sakyti, tas visas tas, ko reikia. Nu, dedamoji dalis irgi labai yra svarbi. Ir jie kaip papildai suteikia, vat, ko reikia tai ląsteliai, ko jį negauna iš kasdieninio maisto, nes, nu, pripažinkim, šiai dienai tas maistas, jisai nėra pilnavertis ir rasti gero kokybiško maisto, tai yra didelis iššūkis, jeigu gyvenant mieste, tai tas iššūkis dar didesnis, nu, nes, nu, gyvenant užmiestyje, kaime dar tu gali kažką užsiauginti, nu, ir tu žinai, ką tu valgai. O mieste, nu, dažnai, tarkim, vat, jeigu dar ne vietiniai vaisiai kažkokie, tai iš kažkur atkeliauja, tai iš vis ten to niekas net netiri, kiek ten iš tikrųjų tų maistinių medžiagų yra ir kiek mes jų gaunam. Plus turi įtaką ta visa ir virškinimo sistema, žarnyno būklė, vėlgi tą pasisavina, kad ir ten kažkiek yra, bet tik tai dalį sugeba organizmas pasiimti iš to. Ir apibendrinant, vat, apie tuos dar papildus, dar keletą norėčiau paminėti, kad nu, tas stresas, aišku, įtakoja ir mūsų išvaizdą, ir nu, greičiau senėjim, kai stresuojam. Ir dar vat, prisiminiau, pasakau, viena pažįstama, jinai dirbo operaciniai daug metų ir pasakau, kad nu, ne tik išoriškai, bet ir viduje tas stresas labai veikia. Ir vidaus organai, kai mes labai jau turim tą nuolatinę stresą, įtampą, pas juos atsiranda tarsi tokie randai, jie rambėja ir numato, sako, kur žmogus jau daug patyrė streso, tai visi tie organai tokie su randais tiesiog net. Tai mes nu, nematom savo vidaus, bet išoriškai tai matom, nes nu, atsiranda ten ir tos raukšlelės, nu, kaip ir sako, būna pykčio raukšlės, nu, vat, nes mes taip pat emocijas išreiškim. Ir labai svarbu organizmą papildyti ir norint, kaip sakyti, kad ir tas vat, pykčio raukšlėlės galbūt pamažinti ar kad daugiau jų neatsirastų, tai dar yra toks vienas unikalus produktas Beauty. Tai čia yra kolageno peptidai, grožio iš vidaus, taip pat ir visiems vidaus organams turi įtakos, nes padeda jiem būti visiems stangresniem, kad tarsi atrodo tas visus raiščius sutvirtina iš vidaus, kas laiko tos mūsų organus. Ir ypatinga tuo, kad kolageno peptidai jie padeda organizmui pačiam gamintis kolageną, nes nu, mes, kai įpratę dažniausiai pirkti jau tą kažkokį tai jūrinį kolageną, dar kažkokį kolageną, kiti būna želatiną, žinau, ten karštų vandenių plikina geria, bet organizmui papuolus tokiam kolagenui jis dar turi didelį darbą atlikti, kad jį galėtų įsisavinti. O čia gaunasi, kad tarsi tokį užkuria viduje variklį, organizmas pats gaminasi tą kolageną, nes sudėtyje yra kolageno peptidai, yra tų juodųjų ryžių baltymas, yra vitaminas C, kuris reikalingas būtent tai kolageno gamybai. Ir aš pasidariau prieš vartojant šitą produktą nuotraukas ir matosi, kaip veidas keičiasi, net tas visas ovalas, jisai pakyla tarsi per laiką. Aišku, nebus po 3 dienų, bet reikia laiko. Ir va ta visa oda skaistėja, gražėja ir vitaminas C apskritai daug kur jisai dalyvauja. Ir tarkim, netgi tuose imuniteto klausimai vitaminas C taip pat yra labai svarbus. Nes nežinau, ar teko girdėti ar ne, bet jeigu mes esam stresė įtampoj, tai man per vieną paskaitą girdėjau, kad berods 7-8 valandom imunitetas tarsi yra išjungiamas. Jeigu mes stresė įtampoj, tai galim įsivaizduoti, tarkim, kai už tai būna ten ir tie susirgymai dažni ir kitokių visokių neveltui sakoma visos ligos nuo nervų. Tai kalbant toliau apie tą Beauty,
Tai jisai, kaip minėjau, plaukam, odai, taip pat nagams. Man turbūt irgi nuo streso būdavo ten plaukai slenka kuokštais. Ir jau ten nepadėdavo niekas, aš ten tų visokių papildų gėriau, bet, nu, paskui kol neišsprendžiau tos vat priežasties esminės, kad pastiprinti tą vat visą nervinę sistemą, turėti tą balansą, tol man ta problema neišsisprendė. Dabar pašalinau tą priežastį, o su beauty padedu, kad tos man kasos augtų greičiau. Ir dabar džiaugiuosi, nes tikrai anksčiau net kasos negalėdavau surišti, o dabar jau plaukai jie gana sparčiai augo ir atsistatinėja. Ir dar vienas labai svarbus produktas, tai jau kadangi minėjau apie imunitetą, tai yra toksai vat celšut vadinasi, čia net pusės kilo pakuotė, tai jame yra antioksidantai. Ir antioksidantai labai svarbus mums yra ir vėlgi va tose stresinėse būsenose jie padeda, kaip sakyti, tą organizmą apsaugoti, pastiprinti, irgi įtakos turi ir mūsų plaukams, ir odai, ir tai vat imuniniai sistemai, nes čia yra ir daug ir vitamino C, ir mūsų tam visam grožiui, odos spindesiui, ir kad nu tas greičiau streso neigiamas pasekmes galėtume pašalinti. Plus, va tiem, kas dirba prie kompiuterių, tai ar su telefonu daug darbuojasi, ar mėgsta ten, kaip sakyt, paskrolinti, tai padeda apsisaugoti nuo tos neigiamos mėlynosios tos šviesos poveikio, nuo saulės, ultravioletinių spindulių, ten to neigiamo poveikio padeda apsaugoti. Ir nu, netgi įdegį tokį gražų suteikia. Nu, žodžiu, čia visam tam balansui pasiekti iš fizinės pusės. Ir vat norėjau ką dar paminėti, kad rugpjūčio mėnesis yra unikali proga. Vat šitus produktus, tik nepasėmiau čia dar kofermento Q10, bet yra labai puikia proga išbandyti ir įsigyti geriausią kainą. Būtent būna tik tai rugpjūčio mėnesių tokie pasiūlymai. Tai galit kreiptis į Lidiją, jinai jums papasakos detaliau, kaip va tą geriausią kainą gauti. Aišku, pagrindas yra šitie du. Tas vat Power kokteilis, turbūt matosi, ir Restoreitas. O šitie papildomi produktai tai yra, kad gautume dar greitesnį tą rezultatą, greičiau atsistatytume, turėtume gražią odą, plaukus, nagus ir kad ta sistema nervinė greičiau gebėtų atsistatyti. Nes, kaip sakyti, norint gerai jaustis, reikia į save nebijoti investuoti. Ta dabar jau galiu pripažinti, kai jau pajaučiau skirtumą prieš, kaip aš jaučiausi, prieš pradedant, pripažįstant savo, kad reikia mano fiziniam kūnui pagalbos. Ir dabar, po kurio laiko, tai, nu, galiu dabar, kaip sakyti, iš tos skeptikės tapau ta, kuri, nu, pripažįsta, kad tikrai reikia. Ir norint jaustis gerai, tai tenka, kaip sakyti, geriau dabar vat, investuoti, nei paskui ieškoti, kaip sakyti, kaip pašalinti pasekmes jau, vaistus geriant, ir nes vaistai, nu, kaip sakyti, sako, vieną gerina, kitą gadina, tai geriau, kaip sakyti, natūraliai gauti, ko organizmui reikia, kad jisai nenusivarytų iki tokio lygio, kad jau reiktų kažko rimčiau ir nebeužtektų jau vien tik tai papildų. Ir pastebėjau, kad žmonės, kai pradeda vartoti šitus produktus, jau iš klientų pusės, jau jie po kelių savaičių jau pastebi, kad turi daugiau energijos, geriau miega, ramesnė galva, jau stresinės situacijos taip nebeišmuša iš tos visos, kaip sakyti, iš vėžių, kaip čia išsireikš paprasčiau. Ir jau galima, kaip sakyti, racionaliai mąstyti, kad ir kažkas neplanuota, kokia situacija užpuola, galėjau racionaliai mąstyti, ieškoti va tų sprendimų, o ne, kaip sakyti, panikuoti ir bėgioti kampas iš kampo, kad jau čia pasaulio pabaiga ir jau ką aš čia darysiu. Aš irgi dabar, va, prieš live transliaciją irgi turėjau, nu, mane, aišku, neišmušė, nebuvo tos stresinės situacijos, bet vakar turėjom prezentaciją Marijampolėj ir buvau pasiėmus kompiuterį, kad leisti va, tą visą prezentaciją. Ir kažkaip neparsinešiau iš mašinos, vyras išvažiavo dirbti ir liko pusvalandis iki live transliacijos, neturiu kompiuterio ir man, nu, anksčiau tai aš būčiau puolus į paniką, apreikus vyrą, kad kodėl tu iš mašinos neparnešiai man to kompiuteriu, nes tu visus daiktus nešiai, kadangi aš, nu,
šiek tiek turėjau traumą, tai dabar vyras man padeda ir būčiau aprėkus. Bet dabar, nu, visiškai ramiai paskambinau, nu, jisai grįžo, laiku viską parvežė ir nebuvo tos bereikalingo, kaip sakyti, nei pykčio, nei to streso, nu, viskas susidėliojo, kaip sakyti, ir išsisprendė. Ir vat, ką reiškia, kai organizmas jisai yra aprūpintas viskuo, tai nebeišmuša taip iš vėžių ir tu jautiesi ramiai, ramiai reaguoji ramiai į tas visas situacijas. Tai palyginus, vat, kaip buvo man anksčiau ir dabar, nebenorėčiau grįžti į tą būseną ir labai džiaugiuosi, kad atradau šitus produktus ir kad jie man suteikia tą galimybę jaustis ramiai, užtikrintai ir dabar, nu, visiškai tas stresinės situacijas aš tiesiog, nu manęs nebeišmuša visiškai ramiai reaguoju, nebėra to tokio streso vidinio, žinot, kai būna drebėjimų, kad čia prieš kažką jaudinėsi, nudingo tas visiškai. Nebeskubu jau ten, nu, pavėluosiu minutę, nu, ne tragedija, nu, vadinasi, nu, taip reikėjo, nebėra to, kaip anksčiau būdavo ten viskas, jau ten visus šiai vaikus ant kojų statai, skatinį, jau ten pikta visa, mes čia per jūs čia pavėluosim, čia nebėra to. Ir pastebėjau, kai tu nebesi tų įtampų, nebeskubi, nu, tai tu ir suspėjai visur laiku. Ir sutaupai tą visą savo energiją, neišvaistai, neištaškai, nes anksčiau būdavo, nu, tas ir išsunkia, kad tu stresuoji įtampu, čia lakstai iš kampą visus skubini ir tu jau ten išsisunki galutinai. Dabar tą energiją aš galiu kažkur kitur panaudoti, kurios dabar bereikalingai neištaškau ten tam nervinimui, įsipykimui ar ten ašarom, kai jau ten galutinai atrodo pasaulis griūva, gyvenimas griūva. Ir visai kitaip į gyvenimą žiūriu. Visiškai kitaip. Nu, tarsi atrodo, nu, ir pasaulis gražesnis, ir žmonės fainesni, nebeerzina, ir pati savo labiau patinku. Žodžiu, mano nuoširdi rekomendacija, kad pagalvoti, įsivertinti ir apsvarstyti vat, galimybę savo kūnui duoti fiziniam kūnui tai, ko jam reikia ir tikrai padėkosit savo už tą sprendimą. Galbūt šiandien, aišku, galvoja, kad, nu, kad čia gal neverta, čia galima vaistinį nusipirkti, nu, bet ką pastebėjau, kad ir iš klientų atsiliepimų, ir iš to, kaip šitas produktas yra gaminamas, kad, tarkim, vat, palyginimui čia dėka technologijos naudojamos įsisavina 95-98% to, kas yra va, tuose va, pakeliuose dėžutėse, o remintis moksliniais tyrimais iš kapsulių tablečių, organizmas geba pasimti tik tai 20-30% to, kas ten yra. Tai jeigu skaičiuojant finansiškai, tai mums 5 kartus daugiau reikės nusipirkti vat, tų, nežinau, švaisnės iš kažkur, vat, kapsulių tablečių pavidalų. Ir finansinė prasme mes išleisim daugiau, taip, nu ne vienu kartu, ten per kelis gal kartus, per kelis mėnesius, bet aš netgi kažkada skaičiavau, pinigų suma išeis žymiai didesnė nei čia. Tai tikrai mano tokia nuoširdi rekomendacija pasirūpinti savo kūnu. Tai gal dar Lidija kažką norėtų pridurti. Jo, tai aš galiu paantrinti, nes Raimondą aš pažįstu jau seniai ir mačiau jos pirmąjį laivą, kaip jį atrodė ir kaip jį vedė, tikrai ir išvaizda, ir plaukai, ir balsas drebantis, ir didelė ta stresinė nervinė įtampa, ar ne, ir palyginus o dabar, tai, na, tarkim, tarsi sėdi visai kitas žmogus ir tą transformaciją aš mačiau pati savo akyse, ta prasme, įvyko kažkaip labai labai greitai tas visas pokytis. Va, ir iš tikrųjų aš irgi, kaip ir tu, Raimonda, tikėjau, kad svarbiausia ta emocinė būsena, o kūnas jau kažkaip po to prisitemps. Bet dabar jau tikiu, kad tiek emocinė būsena veikia mūsų kūną, tiek mūsų kūno pusiausvyrą, ar ne, balansas, tas mineralų, mikroelementų svarbiausių veikia ir mūsų emocija. Tai tikrai galiu tuo
ir pasidžiaugti. Ir būtent tos kokteilius atradau tada, kai Raimonda pasidalino, kad ji įkėlė stiklinę su morkiniu gėrimu ir parašyta, geriu nuo šiol skanius vokiškus kokteilius ir turiu energijos. Galvoju, wow, aš irgi noriu energijos. Ir kas va, man dar labai patiko, tai iš karto nuėjo tas proto migla, tas toks rūkas, ar ne, kai visą laiką jautiesi apsiblausus. Tai va, šitas labai greit nuėjo ir labai didelė dėmesio koncentracija. Tai man, nu, man labai patiko ir aš supratau, kad ir va, mano protui tikrai kažko trūko, smegenim trūko ir dėl to protas negalėjo pakankamai gerai dirbti. Va, tai ačiū tau, Raimonda, už tavo pasidalinimus, už tavo informaciją, buvo įdomu klausytis. Ir gal prie viso to dar noriu pakviesti smalsius ir kurie nori tikrai paragauti ir išbandyti produktai gyvus renginius, kurių mes turėsim labai daug, 14 berods per Lietuvą rugpjūčio mėnesį. Tai visos 2 savaitės laukia jūsų įvairiuose miestuose ir tiesiog būkite atviri, patirkit savo asmeninius rezultatus ir tada suprasit, apie ką mes čia kalbam. Va, ir galbūt norėčiau palinkėti iš tikrųjų, kad gyvenimą galėtumėt patirti va, tokią per atrastą ar ne ramybę, tą stabilumą vidinį, atsipalaidavimą ir džiaugsmą. Visas gyvenimo kaifas ir yra tame, kai mes galim džiaugtis mažais dalykais. Tai va, aš to ir palinkėsiu. Raimonda, nori dar ką nors pridėti? Taip, palinkėsiu, kaip sakysiu, dar kartą savo suteikti galimybę ir savo kūnui jaustis geriau. Ir paskatinsiu sudalyvauti gyvuose renginiuose. Lidija sakė, pasidalins po live transliacijos komentaruose, kur vyks tie renginiai. Nes renginių metu jūs ne tik, kaip sakyti, išgirsite išsameu plačiau apie tos produktus, kuo išskirtingi ir ypatingi ir kodėl jie 15 metų lenkia visą maisto papildų rinką. Bet taip pat galėsit ir padegustuoti, paragauti, patys pajusti tą, kaip sakyti, ir skonį, ir gal ir poveikį. Nes vaišinam tuo deguonies kokteilių renginių metu ir galima gana greitai pajusti skirtumą. Ir plus ten žmonės dalinasi renginiuose savo atsiliepimais, nuoširdžiais, ką jau jie patyrė su produktu. Ir man čia turbūt mėgstamiausia visų renginių dalis, nes, ten, iš žmogaus emocijos iš visko matai, kad, jisai nuoširdžiai kalba, dalinasi ir taip gera, kad, žmogui padėjau, kad jisai jaučiasi kitaip. Tai tikrai reikia savo akim pamatyti ir sudalyvauti būtinai, jeigu jūsų mieste vyks ar ten netoli jūsų, kaip sakyti, tai tikrai nuoširdžiai rekomenduoju apsilankyti ir, kaip sakyti, pačiupinėti, paragauti, išgirsti, nes tie renginiai jie nebūna dažnai, kaip sakyti, toksai per visą Lietuvą tiek daug, kaip sakyti, tų susitikimų, tai per šitus 2 metus pirmą kartą gal. Yra ten buvę tų miestų anksčiau, bet pirmą kartą ir kada vėl tokia bus galimybė, niekas nežino. Tai rekomenduoju nepraleisti, aišku, vasarą geras oras, norisi ten vakarą kažkur gal kitur praleisti, bet tikrai savo padėkosit, kad skyrėt laiko, išgirsit tą informaciją. Ir galbūt tai pakeis jūsų gyvenimą, savijautą, tai kaip pakeitė mano apsivertė viskas 180 laipsnių kampu, iš nuolat piktos, be energijos, dėl smulkmenų susierzinančios, tapau visiškai kitokia. Man dažnai sutinku, ne tik Lidija pastebėjau, bet kiti žmonės irgi iš mano aplinkos salė sako, kaip tu pasikeitai. Daug kas pastebi, kad tą mano pokytį. Tai labai smagu ir nuoširdžiai kiekvienam linkiu tokio pokyčio, kad šitame pasaulyje, kuris mus, kaip sakyti, įtraukia į tą tokį užburtą ratą streso, bėgimo, lėkimo, nuolatinės įtampos, yra raktas, kaip iš to viso išeiti. Tai, kaip sakyti, viena pusė rakto būtent tas papildomas maistas mūsų ląstelėm, kita pusė visa ta psichologinė ir darbas su savo vidumi. Tai, kaip sakyti, negali būti, kaip sakyti, tik vieną pusę tvarkant, kad bus viskas ok. Reikia, kaip sakyti, lygiai grečiai abiejų. Tai kiekvienam palinkėsiu tos geresnės būsenos, emocinės ir ištrūkti iš to rato, streso ir įtampos. Tai ačiū tau, Raimonda, ir iš tikrųjų,
kas susidomėjot, kas norėtumėt sužinoti daugiau, tai tiesiog po šito video galite parašyti įdomu ir tada aš su jumis susisieksiu arba tiesiog iš karto asmeninę žinutę ir tada atsiųsiu daugiau informacijos arba pakviesiu į renginį. Taip, drąsiai kreipkitės į Lidiją, jinai suteiks visą jum informaciją, na irgi praėjus savo kelią, per save perleidus, patikrinus daugą ir jinai tikrai nuoširdžiai kiekvienam patars, kas geriausiai, kiekvienu atveju tiktų ir nuo ko pradėti ir atsiųs jums visą reikalingą informaciją. Tai drąsiai galit kreiptis, aš galiu, kaip sakyti, nuoširdžiai rekomenduoti. Ir tikrai, manau, padėkosit ir savo, ir Lidijai už tą vat, visą parodytą kelią į kitokį gyvenimą. Taip, iš tikrųjų, aš iki šiol dėkinga esu Raimondai už tai, kad jinai pasidalino tą savo morkinę stiklinę. Smagu. Va, tai ką, tai ačiū Raimonda tau, ačiū, kurie žiūrėjot, ačiū, kurie dar žiūrėsit ir tada iki kitų kartų. Geros dienos visiems.